Tai viena vienijanti savybė visų žmonių. Labai paprastas dalykas, mes visi norim būti laimingi, tačiau ne visada žinom, nuo ko pradėti ir kur eiti. Mūsų pasaulyje mums dažnai atrodo, kad jeigu aš noriu būti laimingas, aš turiu turėti daugiau. Jog aš turiu turėti geresnę mašiną, geresnius namus, daugiau pinigų, daugiau daiktų. Bet iš tiesų, jeigu mes nuoširdžiai pasižiūrim į žmonės netgi savo pažįstamus, ar kitą kartą užtenka ir iš šono pažiūrėti, kurie turi daug, tai nebūtinai reiškia, kad jie laimingi. Yra ir tokių variantų, yra ir tokių, bet iš tiesų mano patirtie didesnė tendencija, kad yra nelaimingi žmonės. Ir ne dėl to, kad jie turi daugiau pinigų, bet dėl to, kad ne daiktai ir ne pinigai tą laimę atneša. Aišku, pinigai nėra blogas dalykas, bet iš tiesų, jeigu mes ieškom, kaip būti laimingam, tada aš jums turiu vieną klausimą. Tai tas klausimas yra, jeigu dabar akimirkai prisimintumėt savo praeitį ir atsimintumėt momentą, kada jūs jautėtės iš tiesų nuoširdžiai laimingi, tai galite atlikti tą dabar, galite atlikti tą vėliau, bet aš faktiškai garantuoju, jog tai bus akimirka, kada jūs sustojot. Tai tas sustojimas, jis nebūtinai yra, kad visiškai nieko nedarot. Tai gali būti, jeigu, tarkim, jūsų laimės akimirka buvo pokalbėje su daug draugų, greičiausiai tą akimirką jūs atsilošėt, tiesiog vertinot šią akimirką, pažiūrėjote į savo draugus, galbūt netgi šnekant jūs leidot savo šnekėti toliau ir pažiūrėjote į save iš šoną, sustojot viduje ir staiga užplūdo tam tikrą laimę. Tai iš tiesų didelė dalis laimės yra tada, kada mes leidžiam savo mėgautis tuo, kas yra šią akimirką, kada mes leidžiam ją savo įvertinti. Ir galbūt tai skamba šiek tiek kaip klišė, bet jeigu tą išbandysi, tai yra tiesa. Tačiau sustoti šiais laikais yra labai sudėtinga. Mes esam pratinami pastoji vis kažką daryti, pastoji siekti, ieškoti, kurti. Ir tame yra ir pliusų, bet galiausiai mes perdegam, galiausiai mes gaunamės, kad bėgam taip greitai, kad nebematom, kas vyksta aplinkui. Ir vienas iš efektyviausių būdų sustoti jau yra daugybę metų, yra meditacija. Tačiau meditacija nebūtinai yra toks ezoterinis dalykas, kaip jums gali pirmą atrodyti. Meditacija taip pat gali būti labai paprastas, labai praktiškas dalykas, padedantis mums pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai gebėjimas sustoti savotiškai yra, pavadinkim, kaip tam tikras raumuo. Ar netgi gebėjimas nedaryti priklauso nuo to, kiek mes leidžiam savo sustoti. Tai meditacija yra ta sustojimo praktika, kada aš leidžiu savo nurimti, atsisėsti, palikti visas mintis, palikti visus rūpesčius, jog aš privalau kažką padaryti, aš privalau būti kažkoks, pasiekti kažko. Akimirkai visą savo istoriją padeda į šoną ir leidžiu savo tiesiog būti. Ir galbūt nebūtinai iš karto tą pačią akimirką pajausite tą laimę, bet po truputį jūs išmoksit vis labiau sulėtėti, kol galiausiai tą laimę iškils į paviršių pati. Bet kaip yra pasakymas, netikėkit mano žodžiais, pabandykit patys.